kelia kalavijus? Aš manau tikrai, kad yra. Aš čia neseniai citavau, kitoj vietoj citavau, susiradęs seną Rasmusseno, generalinio sekretoriaus NATO, prieš 7 mėnesius, tai gal seniau praėjo, gal dabar prieš 8 mėnesius pasakytą frazę. Galvoju, ar ją įdėti į tą laikraštį naują 4 puslapių ar ne. Ir jis ten pasakė, aš nepacituosiu atmintinai, bet kryptis tai tikrai bus tokia. Ir esminiai žodžiai bus tie, kurie pasakyti seniai, prieš gerą pusmetį, daugiau kaip pusmetį. Taigi, jeigu Ukraina nebus pakviesta į NATO, o jinai nepakviesta į NATO, tai atskiros šalis, ir jis paminėjo, Lenkija, pirmoji vietoj, imsis asmeninių, individualių veiksmų, tiekiant pagalbą Ukrainai, pridėjo tada galbūt ir Baltijos šalis, ne vien Lietuva, o galbūt ir Baltijos šalis, ir dabar esminis klausimas, ne klausimas, frazė, įskaitant ir karius vietoje. Tai reiškia, Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, NATO generalinio sekretoriaus nuomonė, gali pasiųsti savo karius į Ukrainos teritoriją, bet tai nebus NATO kaip struktūros, kaip organizacijos veiksmas, o atskirų šalių individualus veiksmas. Kokio dar paaiškinimo reikia? Klausimas, kas duos komandą, aš nežinau. Klausimas, ar įvykdys tą komandą? Mūsų išdavikai įvykdys. Tai klausimas, ar duos šiandien, ar rytoj, ar nuo ko priklausys, aš nežinau. Bet potencinė grėsmė tokia yra. Ir sekantis klausimas, į kurį nieks nežino, čia prieš kokius prieš metus Amerikoje vieną straipsnį gerai parašė, kad Baltieji rūmai savo žingsnius Rusijos atžvilgiu šitam Amerikos proxy kare Ukrainos teritorijai, jie grindžia tokią logiką, kad Amerika peržengė tame kare raudonas ribas, o rusai netrenkė atgal. Jie vėl peržengė ir rusai vėl netrenkė atgal. Ir tada sako ta žurnalistė, tai jų logika ir remiasi tuo, kad netrenkė ir netrenks ateityje. Bet jinai sako, o kas bus, kai trenks? O kas bus tada? Tai aš noriu tikėtis, kad jeigu šitas scenarijus vyksta, tai tada Rusijos bus pamąstymas. Ar čia traktuoti, kad jau ir Lietuva įsijungia į karą ir galima trenkti į Lietuvos teritoriją, nusprendus, kad tiesiog pamokyti kitus. Čia ne dėl to, kad Lietuvą panaikinti, bet kad pamokyti kitus, kad kitiem parodyti, o mes jau daugiau nepasitrauksime. Aš nežinau, ką rusai šitoj vietoj gali nuspręsti, bet kam duoti šansą tokį? O apie šansus tiesiogiai kalba. Toliau.